Krikščioniškojo gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Įvadas. Be prigimtinio gyvenimo Dievui patiko suteikti žmogui antgamtinį, malonės gyvenimą, kuris yra ne kas kita, kaip dalyvavimas paties Dievo gyvenime. Kadangi šiandien antgamtinis gyvenimas Dievo suteikiamas žmogui dėl viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnų ir Kristus yra jo tobuliausias idealas, tai jis visai teisingai yra vadinamas krikščioniškuoju, kristišku gyvenimu. Kiekviena gyva būtybė vis labiau artėja prie savo idealo. Tad ir žmogaus gyvenimo tikslas – ideali jo būsena, kurią jis turės danguje, kur gyvens Dievu, dėka palaimintojo regėjimo ir tyros bei tobulos meilės Dievui. Tokioje būsenoje žmogus yra panašus į Dievą, nes pažįsta ir myli, panašiai kaip pats Dievas visada pažįsta ir myli. Čia žemėje žmogus gali pasiekti tik reliatyvų tobulumą, nuolat didindamas savo vienybę su Dievu, kuri brandina mus palaimintajam regėjimui danguje. Toliau ir bus kalbama apie reliatyvų žmogaus tobulumą. Pirmojoje dalyje kalbėsime apie krikščioniškojo gyvenimo pagrindus, o antrojoje dalyje apie jo ugdymą. Įvade gi trumpai kalbėsime apie krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslą, jo šaltinius, jo metodą, jo kilnumą bei reikalingumą. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas praeityje buvo vadinamas įvairiais vardais. Daug kas jį vadino šventųjų mokslu, nes šventieji, kaip patys gyveno, taip mokė gyventi ir kitus, kad ir jie pasiektų šventumo. Šventieji mokė, kas yra krikščioniškasis šventumas, kaip reikia jo siekti, kokias priemonės panaudoti siekiant šventumo. Kiti jį vadino dvasinio gyvenimo mokslu, nes jis moko būti dvasiniais, gyventi Kristaus dvasia. Kadangi krikščioniškojo gyvenimo mokslas yra praktiškas mokslas, kuris duoda nurodymų, kaip reikia siekti krikščioniškojo tobulumo, tai jis buvo dar vadinamas tobulinimosi menu, nes jo tikslas yra vesti žmones į krikščioniškojo tobulumo viršūnes. Bet dažniausiai jis buvo vadinamas ir šiandien dar daugelio tebe vadinamas asketinė bei mistinė teologija. Žodis asketika yra graikiškas žodis. Jis reiškia pratybas, pastangas ir paprastai vartojamas pavadinti varginančioms pratyboms, kuriomis žmogus ugdomas fiziškai bei morališkai. Šventasis Paulius krikščioniškojo tobulumo siekiančius dažnai lygina su senovės graikų sportininkais. Kaip šie, norėdami varžybose pasiekti pergalę, daug ko atsižada ir daug treniruojasi, taip ir krikščionys dėl amžinos pergalės, dėl garbės ir laimės danguje, turi atitinkamai daug ko atsižadėti ir rūpestingai lavintis krikščioniškojo gyvenimo dorybėse. Vadinasi, pratybas, kuriomis siekiama krikščioniškojo gyvenimo tobulumo, galima vadinti asketika.
Šia prasme šį žodį pirmieji pavartojo Klemensas Aleksandrietis ir Origenas. Kiek vėliau šis mokslas buvo pradėtas vadinti mistika, mistes, paslaptingas, slaptas, nes jis moko apie krikščioniškojo tobulumo paslaptis. Kurį laiką žodžiai asketika ir mistika buvo vartojami ta pačia prasme. Naujaisiais laikais žodžiu asketika pavadintas mokslas apie krikščioniškojo tobulumo pirmuosius laipsnius, o žodžiu mistika imta vadinti mokslas apie aukštesniuosius krikščioniškojo tobulumo laipsnius, būtent apie tuos, kurių esmę sudaro aktyvioji bei pasyvioji kontempliacija. Taigi, kaip šį mokslą be pavadintume, jis yra ne kas kita kaip krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas. Tad jis dar galėtų būti vadinamas krikščioniškojo gyvenimo pedagogika. Šio mokslo objektas – krikščioniškasis gyvenimas pedagoginiu požiūriu. Pirmiausia svarstoma, kas yra krikščioniškasis gyvenimas, kas yra jo idealas, kokią dalį jame turi Dievas, švenčiausioje trejybėje vienas ir pats žmogus. Toliau kalbama apie krikščioniškojo gyvenimo ugdymą, apie panaudotinas priemonės bei taktiką įveikti krikščioniškojo gyvenimo priešus ir persiimti Kristaus dvasia. Apie tai, kokios dorybės privalomos krikščioniui ir kaip juose lavintis, kad vis tobuliau persiimtume Kristaus dvasia. Pagaliau, kaip siekti vienybėje su Dievu, šventosios dvasios dovanų įtakoje, tobulumo viršūnių.